Sveikiname jūs kanale Sharks Orb. Šiandien testuojame suvirinimo pusautomatį Taurus MIG 200 Super, kodas M2010. Aparatas labai lengvas, kompaktiškas, nedidelio dydžio, sveria tik 8 kg, be vielos rytis. Jis gali būti dedamas į bet kurią patogią vietą ir gali būti lengvai nešiojamas iš vienos vietos į kitą. Toliau šitame video įraše pavydinsime plieną su dujomis arba nerodėjantį plieną, aliuminį. Pažiūrėsime, kaip aparatas dirba režimuose tik lift ar tik DC ir MMA. Žodžiu, bus labai įdomu. Pradedam. Kartu su aparatu tiekiamas 3 metrų ilgio suvirinimo degiklis, elektrodo laikiklis ir žeminimo gnybtas su 2 metrų kabeliais. Aparato viduje yra universalus rytis laikiklis. Jis apskaičiuotas 1,5 kg svorio vielos rytį. Padavimo mechanizmas metalinis su 2 padavimo valeliais. Vienas vedantysis, kitas prispaudžiamasis. Prispaudimo jėga nustatoma iki minimalios būtinos, neįtraukiant laido deformacijos ir tuo pačiu užtikrinant vienodą ir nenutrūkstamą suvirinimo vielos tiekimą į suvirinimo zoną. Spaustuvas reguliuojamas rankena. 0,8 iki 1 mm skersmens vielos padavimo valelis sukomplektuotas su aparatu. Galinėme skydelėje yra korpuso įžeminimo jungtis, dujų žarnos prijungimo droselis ir 2 vėdinimo sistemos ventiliatoriai. Dujų šildytuvo lizdas, maitinimo kabelis. Aparato įjungimo ir išjungimo jungiklis. Priekinėme skydelėje yra 2 lizdai skirti masės gnybto ir elektrodo laikiklio pajungimui. Poliariškumo keitimo gnybtas. Eurojungtis degikliui ir valdymo skydelis, apie kurį pakalbėsime detaliau. Aparatą labai paprasta valdyti. Visi suvirinimo parametrų reguliavimai ir nustatymai vykdomi štai šiuo mygtuku ir reguliatoriumi. Suvirinimo režimai perjungiami naudojant function ar funkciją mygtuką. Dabar persijungsiu į MMA režimą. Reguliatoriumi galime nustatyti bet kokią suvirinimo srovės jėgos reikšmę, rėžyje nuo 30 iki 160 amperų. Tas pats vyksta ir režime tik lift ar tik DC. Srovės nustatymo rėžis nuo 10 iki 160 amperų. MIG režime naudojant function mygtuką galime pasirinkti suvirinimo vielos tipą – savisaugę fliusinę ar miltelinę, plieninę, nerodėjantį. Taip pat naudojant šį mygtuką įjungiamas suvirinimo įtampos korekcijos režimas. Kiekvienam suvirinimo vielos tipui tinkantis skersmenys 0,8 ir 1 mm. Išankstiniai nustatymai leidžia tiesiog įjungti aparatą ir pradėti darbą, naudojant vieną iš nurodytų vielų. Jei norime naudoti kitą vielų skersmenį arba reikia suvirinti storesnį ar plonesnį metalą, atitinkamai galime padidinti ar sumažinti įtampą. Amperai automatiškai prisitaikys prie voltų. Yra tikslaus įtampas suvirinimo lanke reguliavimo funkcija. Naudojant function mygtuką, pereiname į voltage padėtį. Dabar galime derinti įtampą nuo -30 iki +30%, skaičiuojant nuo nustatytos aparate reikšmės. Srovės jėga nesikeis. Ši funkcija leidžia daryti įtaką siūlės formavimui arba suderinti aparatą darbui su tam tikromis dujomis ar jų mišiniu. Kaip matote, aparato valdymas labai paprastas. Jis suteikia galimybę lengvam pradedančio suvirintojo startui bei galimybę tiksliai suderinti parametrus profesionaliam vartotojui. Apie priekinį skydelį viskas, o dabar svarbus dalykas. Kiekvienas aparatas Taurus prieš patekdamas į prekybą būtinai būna išbandomas mūsų dirbtuvėse. O dabar eime į mūsų dirbtuvės. Išbandykime aparatą. Plieno plokščių storis 1,2 mm. Virinami su persiklojimu.
Tokias pat 2 plokštės suvirinsime sudurtas. Suvirinsime tokias pat plieninės 1,2 mm plokštės, naudojant taškinį suvirinimą. Viskas taip pat, tik koreguojame įtampą plus 10%. Padarysime kampinį siūlę. Plokščių storis 1,2 mm. Šalia ankstesnės suvirinsime dar vieną kampinį siūlę, tik su kitais srovės parametrais. Suvirinsime 2 storas plokštės su 1 mm skersmens viela. Padarysime kampinį siūlę. Nerūdijantis 2 mm storio plienas. Padarysime sudūriamą siūlę. Tos pačios 2 mm nerūdijančių plieno plokštės, tik kampinį siūlę. Dabar aliuminis 1,2 mm plokštės sudūriamą siūlę.
Tos pačios aliuminio plokštės, kampinė siūlė. Dabar storesnės 2 mm plokštės su durėjimo į siūlę. Tokios pat 2 mm aliuminio plokštės kampinė siūlė. Keturių milimetrų aliuminio plokštės kampinė siūlė. Aliuminį pašildysime iki maždaug 70–80 laipsnių. Padirbysime su savisaugi miltelinė ar fliusinė viela be apsauginių dujų. Suvirinsime 1,2 mm plokštės kampinė siūlė. Dar pavirinsime su fliusinė miltelinė viela.
Teglift režimas. Dvynį rudėjančio plieno 2 mm storio plokštės. MMA režimas. Viriname 3,2 mm skersmens rutilo elektrodų iValve E6013. Dėkojame, kad žiūrėjote šį įrašą. Spauskite like, prenumeruokite į mūsų kanalą naujienas. Iki.